Chebra, praeitą savaitę nebuvo serijos, o kodėl? Nes mes ruošiamės Motofox Challenge 5 etapui. Tai Chebra, važiuok! O šiandien turim vabaliuką su didelė virtuvė, šiandien turi pagalbinių, šiandien bus daug maisto, žodžiu, gaminsime. Ne pagalbiniai, o konkurentai, sakyčiau. Turėsime picų, kaip girdėjau, turėsime sriubos, turėsime plovą ir turėsime varžybas. Tai Motofox 5 etapas jau čia. Eiliai varžybos, o valgys paskui. Tai va, turime didelę trasą, tai Crazy Ferma, kur turi apie 4 km trasos. Trasą paruošėm belenkai, kaip matėte storiuose, ir eskavatorių buvo, kaip pasakyti, už šitą užklimpę žodžiu. Buvo tikrai daug pasiruošimo, tai ruošiamės, stengiamės ir važiuosim šiandien. Tai ką, turbūt iš jūsų po laiką, po komentarą ir būtinai pasiekite. Važiuojam. Važiuojam, Chebra! Kai visat einam prasėsim, pažiūrėsim, ką šiandien turim. O šiandien mes pasiruošėm, kaip visat, irgi sceną. Ačiū pastoliams, tai Chebra, jeigu reikės kažkada pastolių, tai drąsiai kreipkitės į mane ir parūpinsiu jums pastolių, nes nuo šiol galima parūpinti jums pastolių nuo manęs. Tai jeigu Nemenčinėj ar kažkokiam rajone, aplink Nemenčinę reikia pastolių, tai kreipkitės į mane. Tai va, gavome pastolius, padarėme krūtą sceną, padarėme prizų lentą visą, einam pasižiūrėti. Pažiūrėkit, kokias taurės. Bet tokią taurę ir aš turėčiau turėti. Labai pasistengė, iš tikrųjų gražiai padarė. Tai va, turime stendą dovanas, dar turi būti kažkur prizai, dar neišpakuoti. Ir einam pasižiūrėsim į pagrindinį dalyką, vabaliuko virtuvę. Parodyk, parodyk. Ką ten dar? Nieko nematė. Gerai. Ir čia mes turim, pažiūrėk, turime virtuvę, vabaliukas plečiasi, turi kolegų, gaminsim šiandien kamado pizzas, gaminsime plovą, toj turi atvažiuoti, gruzinas, armėnas, net nežinau ką, žodžiu, bet gamins tikrą plovą, vabaliukas sriubytė, kava, Coca-Cola, gėrimai, kaip visko, kad būtų žiūrovam ir dalyviam gerai. Einam pasižiūrėsim, kas vyksta registracija. O čia mes turime mūsų pagrindinį dalyką, tai registracija, reis adminas, kur matos laiką, mūsų ratus, nes bus tikslas pravažiuoti vieną ratą, kuo greičiau. Čia turim registraciją, kaip visas mūsų mergaitė, kur visą laiką užregistruoja visus tinkamai gerai, kad viskas būtų gerai. Tai ką, Chebra? Turbūt daug nešnekėsim, einam ruoštis ir laukiam 10 valandą starto, briefingo ir važiuojam. Važiuojam! Neprasidėjo varžybos ir vėl kažkokia sujuda, ble. Visą odisą supylė. Būtų odas? Dar vienas, ble. Ne, nu aš suprantu, kad tipo pavojinga trasa, bet, ble, pratybų metu. Ne, nu, bet protų reikia turėti, pasakiaugi. Bandomasis ratas, pravažiuokit, nu lengvai. Aš čia išskrindu iki čia, nusileidžiu, tai tu įsivaizduok, kaip jis apsišiko iššokęs čia. Čia labai staigus iššokimas. Bet trasa tai nafig, aš neturiu jėgų. Yra ženklų, čia reikia ženklų pasakyti. Tai visi bandomąją pravažiavo.
tiesiai šviesiai. 5 etapas. Jau niekas čia neatvažiavo. Tu matai pratybas, blėt, jau pizdės. Nu, vis tiek, nu, mes nepakatuškiai, mes gonkiai, tegul mokosi. Ir tu pavažiuok, nes bus dar vienas. Gerai, važiuojam. Kaip galvoji, gal ir man prasivažiuoti šiandien? Nu taip, ramiai. Turiu šarvus, viską turiu. Turbūt reikės vieną ratą padaryti su visai. Krepka. Kameruoji. Taigi mūsų čempionatas atvažiavo. Naktį išplovai. Jo. Blet, yra žmonių. Labai daug. O kiek dalyvių nežinai? Nu, aišku. O tu išsikrausim, palauk. Bet aš nedalyvausiu. O, blemba. Aš šiaip. Po to, kad nebūtų lištų klausimų. Sveiki visi, Kebra, malonu matyti visus tos pačius veidus ir naujus veidus. Ačiū, kad atvažiuojat į mūsų varžybas. Ir ką, šiandien turim Motofox Challenge. Kelintą etapą? Palaidotuvės pas mus, Vieną Odesą palaidojom, tai čia nieko blogo dar. Tai tik pradžia. Turim šiandien labai krūtas varžybas, paruošėm trasą, kaip matėt, pravažiavot, jau ir Odesas įvertino, bet šiaip, kaip matėt, reikia būti tikrai atsargiams. Tikrai bus 1, 2, 3, kas užstriks. Jokių baudos taškų, nieko neminusuosim. Važiuojat iš galo, matot, kad užstrigo, nušokat, padedat ir jam trumpinat laiką ir savo. Po to neateikit ir nesakykit, kad man ten sutrūkdė ar kažkas. Būkite visi draugiški, mes nesam super pro lygą, nu, kol kas kitais metais viską šitą jau taisysim. Ir turbūt apie trasą... Dar noriu padėkoti mūsų visiems rėmėjams, tai be jų nebūtų šitų varžybų. Tai Insigai, Motofoxui didelis ačiū, Lukimolį, žodžiu, visus matot mūsų rėmėjus. Ir Gurskio Malkas, jeigu ką Malko reikia, tai sakykite. Tai ką, Kebra, tikiuosi praleisim gerai laiką, be jokių niuansų, pavalgysim skaniai ir gerai praleisim tikrai laiką. Tai ką? Važiuojam! Jeigu matai, kad nespėjai pravažiuoti, geriau praleisti ir bus saugiau visiems. Šaunuolis. Ne veltui CF vairuotojas. Baigėsi varžybos, ne?
Trūko. Trūko? A. Eik. Tikrai viskas gerai? Ne, va, viskas čikiai. Į medį? Ne. Nu, kažkur tai kažkaip tai. Aš čia kaip to kalniukų nusileidau ir jaučiau, kad pizdės jau ratas pradėjo klibėti. Ir kažkaip į medį, jo? Gerai. Ne, tu kaip mane pradėjo nešti ir nulėkiau. Nu, svarbiausia, kad pats gyvas. Ne, tai viskas gerai. Šiaip netokius atlaikom. Tu, blin, nu. Ei. Давай кел. Gera. Padas geras. O aš? Neturiu kada valgyti. Man galima Reikia visus paragaut, ar ne? pamaitinti. Taip, prašom, Robertai. Vaišinkitės. Nu, ragauk. Tau gal taip? Skanu. Kešla labai skani. Не ką blogiau negu инсига дaro. Знаешь, у нас есть такой нюанс. Раньше были камни, они потолще были, их чуть-чуть разогревать быстрее было. Но, допустим, Яруля. она Ačiū Insigai ir mūsų kolektyvui Vabaliukui, Dam ponui. Ir jisai yra visa istorija su juo. Pagalvojau ant žodžių. Žmogų, kuris pasakė, aš galėčiau atvažiuoti ir paruošti jums pizzą. Nu, aš toksai žmogus 90 metų. Aš turiu video, įstatysiu čia video. Ja, ir sakau, jeigu tu bachūras, sakyk už savo žodžius. Tai žmogus per savo, kaip sakyt, nu, tokią galvą ir per ilgą liežuvį, bet išlaikė savo žodį. Stengiasi visai gerai. Atvažiavo nuo pat ryto, kamado užkurtas. 400 laipsnių, viską darom, kaip turi būti. Aplovara gerai, kaip po... Taip. Irgi pakankamai skanus povas. Visai gerai. Tu kaip čia vadovas virtuvės, viskas gerai? Mane tenkina. Tai ką, žiūrim, ką turim. Ką, papietavo, tarp 2 ratų pravažiavo, visai neblogai. Dabar va pavalgė, biškį pasistiprino ir važiuos jau 3 ratą. Šiaip neblogai, viskas gerai, oras gražus, žmonių daug, žiūrovų daug atvažiavo, tai labai miela malonu. Tai kebra, jūs dabar bežiūrėdami, nueikit jį, dabar paspauskit pauzę, nueikit į apačią, paspauskit laiką ir žiūrim. Nereikia į viršų taip. Da. Nu, va, kameristas mažo ūgio, jisai nepakils. Da. Wow!
Chebra, norėjau paklausti, kaip jūs ruošitės varžybam, kaip jūs ruošit savo keturračius varžybam. Kaip žinome, keturratis turi labai daug tepimo taškų ir reikia visą laiką tepti. Nesvarbu, ar biškį prasivažiavai, ar buvo piktesnė pakatuškė, ar varžybos, reikia visą laiką tepti pakabą. O pakabą tepu aš su Hado tepalu. Kodėl nuo Hado? Nes tepalas yra atsparus vandeniui, purvui ir tarnavimo laikas yra ilgesnis. Tai chebra, jeigu reikia gero tepalo, tai naudokitės hado.lt ir jeigu pasakysite, kad Nugurska, dar gausite nuolaidą. Chebra, o mes važiuojame. Atvažiavom po 4 rato, biškį ir kanamui nepasisekė. Ir CF-ui paprašiau biškį. Ką, reikia ant kupros dėtis ir neštis. Ketvirtas ratas nepasisekė. Bet mes greit evakuosim. Sveiki. Labą. Gal galima porą komentarų? Na, kaip trasa, kaip sekasi? Trasa superinė. Organizatoriai suorganizavę viską puikiai. Biški buvo įvykių, bet viskas laimingai kaip ir baigėsi. Dar viskas aišku priekį. Trasa labai įdomi. Nėra greičio, bet yra ką veikti, yra padirbėti. Plius pas mane dar 4 mėnesius nevažiavęs, tai man iš vis sunku, kaip nepratęs. Aha. Tai va, antrą ratuką įveikiau. Žiūrėsim, gal bandysiu dar vieną kokį įveikti. O palauk kitų. O palauk kitų. Tai aš turiu ištestuotas duosi savo žiūrovams. Ir kaip? Kaip plovas? Na, labai gerai. Su vištiena. Skanaus. Ačiū. Nu ir ką, ir pabaigai originalią Motofox pisą. O va. Ir tiesiai į Kamadą buvo. 10 metų pizzerijoje atidirbęs. Nu ką, visi suvažiavo, visi pavalgė, visi iš tikrųjų, visi laimingi, bet visi laukia paskutinės dalies, tai apdovanojimų. Tai tuoj suskaičiuojam rezultatus ir žiūrėsim, kas užėmė 1, 2 ar 3 vietą. Tai ką, žiūrim? Prieš briefingą reikia sukaupti jėgas. Kokį briefingą apdovanojimai, Gurski? Man atrodo, saulė čia prikepina su tarpūnu. Tai pavargai? Ne, iš tikrųjų pavargau, nes labai daug lakstyti reikėjo ten. Trasa didžiulė, tai reikėjo, buvo reikalų. Pilnai pritariu. Kameristas nuo stogo nukrito. Priseksiu video. Tai va, tai toje porą minučių ir eisim apdovanoti. O? Ar gerai pasistengė? Visi patenkinti. Ačiū, kad saugiai suvažiavot, kad buvot atsakingi vairuotojai. Aišku, biškiai sulūžo technikos, Motofoxas turės darbą kaip visat. Bet, iš tikrųjų, gavosi visai neblogai. Ja, iš tikrųjų labai pasakyčiau, kad profesionaliai visi suvažiavot. Tikrai jau 5. etapas, tai palauk, Chebra, 5. etapas, atrodo tik 1 buvo.
Tai va. Tai ką? Dabar pagrindinė dalis. Jo, prieinam prie apdovanojimų ir kaip visada turbūt pradedam nuo pačių mažiausių, tai Hobby 7PM, taip? Kasgi čia turim? 3 vietą. Algirdas Malinauskas! Nu, kaip visada, saviškiai laimi. Pasveikinam, dar ir paplojam, stengiasi žmogus. Gerbte? Šiandien sakė, kad jeigu gaus podiumą, žmona nupirks kanamą. Ramondu Varevičius! Sveikinam! Jisai ir man sakė, kad žmona kanamą nupirs raganą. Oi, ščiučka, kaip zavydvas būtit. Praeitą sekmadienį žmogus atvažiuoja, žiūri su kabliu, su visko, sakau, kur tu čia važiuoji? Sakau, tai tik iš bulviakasio. O šiandien jau antroji vietoj stovi. Sveikinam. Paplojam, kebra, paplojam. Evaldas Kurpys. Yra? Evaldai, davai pas mus, sveikinam! Pirma vieta vis dėlto. Nu šio čempionas! O, nesodėta! Paplojam, kebra, paplojam, stengiasi žmonės. Nuotraukas, atsistok ten, mes čia. Nuotraukėtės. Visur žiūrėk. O mes turim Hobby virš 7PM. Šiais metais čempionas, kitais metais važiuosi tik pro lygoj. nebeįleisime. Jo. Taip, ir 3 vietą užima Arnold Marcinkevič! O, sveikinam! Palauk, ne. Sveikinam. Gali atsisėst, iš tikrųjų. Sargiai, nes ten labai sudėtingai atrodo. Taip, ir prieinam dabar prie antros. Aš galvoju dar kartą čia. Taip, prieinam prie antros vietos. Tadas Kornevičius! Ir yra toksai pas mus. Taip. Nu, drąsiau, jau rėmą išmėtėt, normaliai, vava! Antras. Taip, sveikinam. Su kokiu motociklu važiuojat? Poleriu. O, mes irgi tokį norim. Kurį galima nupirkti? Gal padovanos kažkas? Ar gavai? Helen Grafik davė lipduko klijavimui. Viskas fignia, bet žiūrėk, koks putukas. Statyba. Mūsų statyba. Mūsų rėmėjas. Jeigu reikia namą pastatyti ar garažą, drąsiai kreipkite. Taip. Ir prieinam dabar prie pirmos vietos. Čia jau Rimtas dėdė. didžiausias iš didžiausių. Romualdas Gombas! Sveikinam! Kaip Domovai, tai kada Domovai? Popieriuką. Gaulė, šitą aš tau padėsiu, tai lipti pirmą vietą. Atsargiai nenuvirs, nes dėta bus pirmą vietą. Sulankstysi gurskiui pastolius, po to bus problemų. Jo, ir jeigu aplink Klemenčinę pastolį reikia, drąsiai kreipkite. O mes paplojam nugalėtojam! Fotka, Robert, nuotraukite. Kur žiūrėti? Ir medaus net gavo, jau kaip tik važiuojamos sezonui medus. Saldžią arbatą gers, arba meduką darys. Nu ką, o dabar prieinam prie grupės, kurioje buvo, nu tiesiog, tiek keturračių, kad jau net akis bėgiojo, nežinojom kur. Buvo visi 4 keturračiai grupiai. Jo, taip, jo. Ir 3 vietą pas mus užima Aivaras Švarcas! Švarcniegeris beveik! Žiūrėk, kad aš didelis. Stelažai pasinė pas jūs. Nu tai kokios varžybos, tokie ir stelažai. Gerai, be traumų. Svarbiausia. Paplojam, kebra. Taip. Antra vieta.
Oi, mūsų mažiukas, ai, maladės. Kuris. Davai, šypsokis, sveikai, žino. Jaunuolis mūsų ir mūsų klube. Turbūt dalinis, kuris greičiausiai daugiausiai taurių turi Motofokso. Kiek taurių turėjo Motofokso? 2. Čia trečia? Ai, čia antra? Kažkaip aš tave pervertinu. Bet žinok, visą laiką, kai žiūriu, kai tu važiuoji ir yra pašaliniai žmonės, gerai, mažas važiuoja. Kodėl jam tėvas galingesnė keturratė? Tai jau tiek kartų tėvui buvo sakyta. Kuo ten jau kepurė nuėjo? Tėvas jos nedės. Žiūrėk, jis iš tikrųjų taip gerai važiuoja. Pasižiūri į posūkis, Valdemarką pamokė, iš šiam žiūriu važiuoja jau viskas. Jau ant pakojo kūrė, jau normaliai. Tai žiūrėk tas garsas. Kaip žadintuvas iš ryto sekmadienį. Jis net lempas išėmė, kad orų slėgis geriau praeitų. Bet antra vieta, valandė. Wow! Nežinau, kiek tu ten keturačių tu apklijuosi, bet tai klijuosi. Jau naują įklijuosi. Tėvas galvoja, ką jis padarė. Neišversk, tu jau turėtum priprast prie podiumo. Ne pirmą kartą tos bačkos stovi. Taip, nu ir ko? Pirmo vieto. Ką? Jo, čia mūsų šokėjas. Šiai sako, pats važiuosi namo. Tai šokį nebus. Jeigu kas nematė Jurbarke, kaip jis į pirmą vietą laimėjo, galit YouTube'ai pažiūrėti pasvarį. Buvo labai linksmas. Sveikinam. Gediminas Žebrys, sveikinam. Taip, atsargiai, op. Greiturskė tai išvažiavusi? Jo. Paplojam, Kevra, paplojam. Ir patraukite. Vis tiek jis be šokių negali. Niekaip tas kamikacijas niekaip negali normaliai. Stipriausiai iš stipriausių. Jau kas turi va tokius, nesakysiu, bet suprato. Karočią, prieinam prie pro klasės virš 7,5, mūsų litrai. Ir trečia vieta. Matolakį išvilka laimėjęs. Jau jisai pripratęs irgi pas mus ant podiumo, praeitą savaitgalį irgi tokias mini varžybas dariau, tai irgi lipa, tai ateik. Sveikinam! Rokas Kumčiskas! Trečia vieta. Mano bendravardis. Koks mano vardas? Robertas! Robertas Jūras! Antra vieta! Mūsų čempionas dar vienas. Tai pasakys, kad klubiečiams išdalina vietas. Tai kaip visada lenkai saviems. Sveikinu. Nelip gal ant tos bačkos. Liep. O jau. O ir dabar jau Valdemarkas Cioska. Oi, nu čia jau aš turiu šitą pasakyti. Ir pirma vieta. Pradėsim nuo to. Prisimeni pirmas mūsų varžybas. Ne, aš tau pasakysiu, davai, iš karto aš pasakysiu. Vieną kartą pasivažiuojam, važiuojam Enduro rally komandai. Važiuojam, ten jau vis normaliai lenkiam, jau visus lenkiam. Ir tuo metu kartu krosiniai važiavom. Ir mes su Valdemarka, ten spidometro 100 ten plius, lenkiam aš ant Valdemarko šiktos su CF-u. Ir mūsų ant vieno rato krosinis. Kaip Stovičius, praskrydo. Tai iš tikrųjų, čempionas jisai, čempionas. Jisai labai geras vairuotojas ir geras mano draugas ir aš labai noriu jam įteikti šią dovaną. Tai Radoslav Baranovskijui, sveikinam! Paplojam, Kebra, paplojam. Nenukris tik tai, nes dar reikia, kad tu čia būtum kažkur. Paplojam, Kebra, paplojam. Ir nutraukite. Palaukit dar vienas momentas. Zaraza koks. Dar kartą taip į Maikę numesi. Šaiką matėt? Pasikalbėkit su juo dabar.
ten už kampą. Jo. Galim čia į vidų įnešti. Ten mačiau plunksnus jau guli. Nu ką, Šarkelė? Tai kaip jums varžybėlės? Ar nori dar 6 etapo? Mes labai iš tikrųjų mąstom, ar daryt dar vieną Jo, labai galvojam, ar darom mes tą 6 etapą, ar užteks. Darom! Iš tikrųjų, Vabaliukas atėjo, noriu visą komandą savo pakviesti. Davai, teikit visi. Pirmininkas, davai, ateikit. Tomai, jūs tai, Miegis, ateik visi. Davai. Astriukės ne visi gavo. Ne visiems taip šalta kaip tau tiesiog. Iš tikrųjų, atvažiuoja labai daug žmonių, visiems linksma ir visiems gera. Bet neįsivaizduojat, kiek yra įdėta pastangų, kad viskas tai įvyktų. Netgi tas pats maisto gaminimas. Norėčiau, kad ne tik man padėkotumėt, bet mano šiandien kolegai Vitalijui, Saša, kuris išvažiavo, plovą darė, Vitalijus, kur pizzas darė. Nu ir kaip visados man, ačiū jums labai. Ja, nu, aišku, be maisto ir be Vabaliuko mūsų šventės būtų nešventės. Čia tikrai. Ir be mūsų rėmėjų. Jo, be mūsų rėmėjų. Bet iš tikrųjų, Šaika, negalvokit, kad čia labai yra paprasta padaryti tas lenktynės. Iš tikrųjų, važiavom kiek kartų mes čia, gal tokius 5, 6 ir čia nuo ryto iki pietų, iki vakaro būdavom. Tikrai buvo ką nuveikti. Aš visai šiandien atvažiavau 1,5 valandos, sėdėjau kažkokia, pas mane galvoj buvo... Tu bedarbis, o visi turi darbą, įsivaizduokite, turi darbą ir turi... Kas ant ko mokysi, kaip sakant. Tai vienu žodžiu, labai ačiū, kad jūs pas mus esat, nes jeigu nebūtų jūsų, tai ir mums nebūtų ką daryti. Tai visiems labai didelis dėkui, kad susirinkat. Ir jeigu duosit, labai parašysit daug mums komentarų į mūsų MotoFox Facebook'e puslapį. Tai mes labai stipriai pagalvosim, gal ir padarysim jums dar 6 etapą, gal kokią naktinį, galvojant kažką tokį. Užbrangę jo, lenkiškai taip. Kaip Jurbarke. Kaip Jurbarke, jo. GTA 6 išėlė ir mes normaliai. Išeisi, jo. Tai Šaika, visiems didelis ačiū ir tikėkimės dar pasimatysim. Spauskit laikus, rašykit komentarus ir būtinai pasiekit. Ačiū jums. Ačiū. Ir ką? Ačiū jums. Ir salto gausi. Iš jūsų po laiką, po komentarą, o mes važiuojam pas mane į pirtį. Visiems, ate.